Labai džiaugiuosi, kaip pavyksta bendrauti su Lietuvos žydų bendruomenė, nes tas bendravimas yra labai konstruktyvus, labai dalykiškas, su abipusė pagarba paremtas. Žydų bendruomenė irgi suvokia, kad tai, kas yra sugriauta, nebūtinai pavyksta atstatyti būtent tokiu pavidalu, kaip kad tai buvo. Kad ir vėlgi stovim šitose kapinėse, tai mes puikiai suvokiame, kad tai yra kapinės, kuriuose gerai būtų, kad žmonės galėtų ateiti, pavaikščioti ir išeiti. Pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad taip atsitiko ir pagaliau iškirto menkiaverčius krūmus ir tas kapines atvėrė, man atrodo, Vilniaus miesto gyventojams. Tai tiesiog puiku turėti galimybę vaikščioti šitais takeliais ir prisiliesti prie istorijų. Ir labai dėkinga merui, kad palaikė mūsų tokį mūsų pasiūlymą. Ir atrodo toks tikrai nebrangus darbas, kuris šitiek daug naudos duoda Vilniaus miestui. Visi žmonės, kurie net ir mažai žino apie holokaustą ir mažai žino apie gelbėtojus, žino apie Oną Šimaitę. Jos didvyriškumas tapo kaip simboliu. Mažiausiai, ką galim padaryti, tai Vilniuje senamiestyje netoli jos gyvenimo ir darbo vietos pavadinti gatvelę jos vardu. Ir aš labai džiaugiuosi, kad po ilgų metų ieškojimų, kur tos gatvelę tokia rasti, kur tiktų tas vardas ir labai gerai liptų, kad mes pagaliau ją suradome.